vakaras visiems, mėly televizijos žiūrovai, sveiki. Šiandien yra kokia šventinė, kūčinė laida, kur susitinka tradicijos, pokalbį ir aišku, jeigu kunigas mums leis, šiek tiek ir pajokausim. Taip. Šis kūčių vakaras bus ne tik su 12 patiekalų ant stalo, bet taip pat ir su 12 svečių, gal net ir dar daugiau. Bus 12 patiekalų, puikus. Šiandien šefas padarys 12 patiekalų skaniausių, net kad užuosit per televizijos ekraną grybus, mišrainę ir šitos šležykus, ir šležykų kvapą. Šležykų. Kaip vaikai švenčių neįsivaizduoja be dovanų, taip mes savo laidos neįsivaizduojam be nuostabiosios Laimos Lapkauskaitės vadovaujamų Olele vaikų. Čia ne bet kokie vaikai, o Olele vaikai. Ir mes vaikai esam jums paruošę dovanų. Jūs gausit po nuosavą namą saldainių. Prašau, eikit pasimkit. Vaikai, bėkit pasimkit va tos namelių saldainių. Atsinešiau meniu šio vakaro. Esu padaręs nuodėmę, prisipažįsiu. Dvasiniai dalykai ypatingai šį vakarą labai svarbus ir dėl to tikriausiai ir renkamės kartu. Aš noriu turėti tos patiekalus, kurie man primintų tą malonų jausmą vaikystės, ten su mama prie stalo. Kuriam tradicijas dabar patys. Mes paliekam ir pieno stiklinę, ir morkų lėkštutėje po eglute. Kai kurios šeimos tiesiog laužia tylomis, kai kurie laužia su palinkėjimais. Kartais gal atrodo pristinga palinkėjimų, tai tu pats geriausias, būk laimingas. O jeigu, pavyzdžiui, net neša kažkas dovanos, iškart kitaip žiūri tą žmogų? Visiškai. Toj naktį vis dėlto yra magijos ir kažkokios mistikos. Tikrai taip. O, kiek gyvensiu ilgai. Va. Kiekvienas svečias kaip yra. Svečias į namus, Dievas į namus. Vaikų norėjau paklausti, o ko jūs labiausiai laukėt per šventės, per kūčias kalėdas? Saldamakų. Ko? Saldamakų. Saldamakų? Kas tas yra? Gal kalėdų seneliui reikėtų rašyti laišką ir ten parašyti, kad norėtų. Kažkur ne ten krypsta pokalbis. Nu tai pradėkim švęską. Daugiau nieko nebus, iš tikrųjų, mes tik dviese būsim ir... Tai mums daugiau maisto liks. Mums liks daugiau maisto. O nieko, su va šitais baibokais atšvęsim. Nu.